Sveiki visi, šiandien pasimokysim CapCut montavimo pagrindų. Jei nori pradėti montuoti savo ar užsidirbinėti pinigų, CapCutas yra labiausiai beginner friendly programa. Tad šokam į kompiuterį ir pradedam. Štai čia yra kaip atsidarote CapCutą, viską matysite štai taip. Čia aš vieną projektą dabar sukūriau, bet bus viskas taip, aš turiu Pro versiją, kurios iš tikrųjų šiaip tais dažniausiai nereikia, nebent ten reikia kažkokio efekto ar panašiai kažkokių AI dalykų, kuriuos čia daro, bet jeigu norite tiesiog pradėti montuoti, tikrai nereikia Pro versijos. Logiškai didžiausias mygtukas čia yra Create Project, mes jį ir spaudžiam ir atidaro mums štai tokį ekraną. Tai čia viskas, ką matome, yra tokios kelios zonos. Tai pirma zona yra štai čia kairėje pusėje. Šitas kvadratas yra realiai visokių dalykų, čia mes keliame savo video, savo visokius ikonėlės, vaizdus, nuotraukas ir panašiai. Taip pat čia mes darome realiai visus kitus dalykus. Ir tekstą, ir pridedam čia efektus, ir transitionus, darome captionus, jeigu tai irgi darome čia. Visi, žodžiu, filtrai ir taip pat adjustment layeriai ir panašiai yra būtent šitoje zonoje. Tada, štai šitas kvadratas yra būtent kvadratas, kuriame matysime visus video, kai jau leisime, ir čia galėsime matyti, kas vyksta mūsų visame video, kurį kūrėme. Čia dešinėje pusėje matysime details ir čia, žodžiu, rašys kol kas mūsų būtent projekto viską, kur išsaugota, kur kas vyksta, bet realiai tai tuoj, kai kelsiu kažkokį video, matysit, čia viskas pasikeis. Ir taip pat tada apačioje yra realiai pagrindinė vieta, kur mes kelsime savo video, audio ir čia karpysime ir darysime visokius dalykus štai čia. Tai pradėkime nuo tiesiog paprastų kažkokių video. Keli būdai yra. Čia, kai matot, viskas palengvinta CapCut yra, kad tiesiog čia galima įterpti video, nuotraukas ar bet ką, ar tiesiog audio kažkokius failus, sound failus, arba tiesiog spaudžiam import ir tada jau renkamės, ką mes čia įkelsime. Realiai pradėkime nuo to, kad štai čia yra mūsų tas video, kurį įsikeliam. Jeigu jį paspausite, jisai pradės čia playint, čia rodo jums sekundės ir čia matysite tiesiog, ką nusifilmavot. Tai nereiškia, kad jūs jau pradedate įmontuoti, bet čia tiesiog rodo. Jeigu norite pažiūrėti tiesiog, ar čia galbūt teisingas video, ar galbūt tą pasižymėjom, tai galima čia tiesiog spaudžiat ir žiūrėti per video tą kiekį. Taip pat, jeigu paspausite šitą pliusiuką, prisidės video. Kitas būdas yra laikyti video ir tiesiog dragint ir prasideda čia. Tai gaunate šitus video ir tada, kaip matote, jisai vis tiek čia pasileidžia dabar jau ir čia vis laik ir bus tas, kurio matot. Tai einame čia žemyn. Paprasti, tikriausiai dažniausiai dalykai, dar galime vieną užsidėti, kad matytume daugiau, kas vyksta. Tai paimkime štai čia. Galime spaudžiant ir laikant galime žiūrėti, kur viskas vyksta. Jeigu norim, tiesiog galim spausti ir atsirasime toj sekundėje. Čia viršui, matote, yra šitas dalykas, magnetic toksai trackeris, tai čia, kai mes paspaudžiam, dabar va čia atsiranda toksai tarpas. Jeigu bus šitas įjungtas, visą laiką visi video vienas su kitu susijungs. Taip pat šitas yra auto snapping, tai mes čia, kai visą laiką peržiūrinėjom video ar panašiai, tam, kad mums snapintų į vietą, mes va čia dabar nėra jokio snapinimo. Jeigu mes jungsime snapinimą, tai tada matysit, kad va, čia sustoja ir atsiranda tokia linija tenai. Tai taip visai ką matysis ir toksai gaunasi galbūt kartais patogesnis būdas, bet kartais, kai norisi padaryti galbūt ant vieno frame ar kelių, uždėti video ir mes negalim dėl to, kad mums vis snapina, tada išjungiam šitą ir padedam, kur mes norime ir mums leidžia tada programa. Taip pat šitas dalykas linkina video, kurie yra viršui ir apačioj, tai realiai dabar bus, kai video ir garsas yra, tada mums jos realiai tiesiog palinkina vienas su kitu, tai šitas tikrai nėra būtinas. Ir taip pat čia yra turn on preview access, tai čia tiesiog kur mes pažymim, čia aš net nespaudžiu, tiesiog kur mes pažymim tą pelytę, tenai mums rodo tą video. Tai šito dažniausiai dalyką aš būnu išsijungęs, nes jis tiesiog kažkiek trukdo, bet kartais tai gali būti patogu kai kuriem editinam, tai žinokit, kad čia yra. Taip pat čia yra tiesiog zoominas ir outas, kad matytume šitą, bet lygiai taip pat galima tiesiog scrollinant arba su mousepad'u darant, kaip tiesiog su dviejais pirštais zoominant in ir out. Matome čia, tai galime prisiartinti, kur tik norim, visą laiką artinasi prie mūsų šito playhead'o. Tai tiek. Čia galime lockinti,
treką, nieko su juo negalėsime daryti, nei cutint, nei panašiai. Galime daryti, jeigu yra, pavyzdžiui, du vienas ant kito video, galim padaryti, kad vieno nematytume, tada matysime tas, kuris yra po apačia. Ir lygiai taip pat galime mutint kažkurį treką. Čia matote daug visokiausių dalykų, tai čia yra split. Mes jeigu šitą paspaudžiame, tai tenai, kur mūsų yra playheadas, realiai nusikatins video. Kaip matote, čia va, toksai pasikatino video ir atsiranda šitie du dalykai. Tai va, jeigu norime, dažniausiai žinoma, niekas šitų dalykų tiek nenaudoja, bet jeigu matote, čia Command B arba jeigu esate ant Windows'ų, tai Ctrl B, Ctrl B bus. Jeigu paspaudžiam, galima tiesiog tai va karpyti. Ja, Ctrl B. Tada kiti dalykai yra delete left ir delete right. Šitie yra labai patogus dalykai. Sakykime, kad čia mes pakatinome vieną dalyką ir dabar norime, kad nereikėtų spausti Command B, tada ištrinti šitą dalyką ir tada viskas pasislenka. Vietoj to, ką mes padarome, yra nueiname, kur mes norime, pavyzdžiui, čia ir spaudžiame Q. Taip gaunasi, kad viskas, kas yra už šito playheado, išsitrins. Tai labai pagreitina tiesiog reikalus, kai montuoji. Lygiai taip pat, jeigu mes nueisime čia, jeigu aš norėčiau, galėčiau čia spausti Command B arba Ctrl B, šitą vietą ištrinti ir tada tas atsirastų, pasisnepintų iki mano playheado. Bet vietoj to aš galiu ką padaryti ir tiesiog paspausti W. Ir lygiai tą patį padarysim. Tai Q ir W labai naudingi dalykai. Kai matote, pelytė yra tiesiog pelytė, kai aš paspaudžiu V savo klaviatūroje. Jeigu aš noriu padaryti, kad aš galėčiau tiesiog katinti, kur aš noriu, aš paspaudžiu C mygtuką ir tada man rodo tokia geltona linytė, kur aš galėsiu kirpti ir tiesiog paspaudęs aš prakerpu tuos video, kur tik noriu, kiek tik noriu. Vėl grįžtam į V ir turime paprastą, kur galime žymėti, daryti, ką mes tik tais norime. Taip pat, ką dar mes galime padaryti, nuėję ant video, kaip matote, čia atsiranda toksai tokia ikonėlė, tai ją mes slenkant dešinien arba kairien patrumpinsim arba pailginsim video, bet visa kita nepasikeis. Tai čia tiesiog irgi galima taip daryti, nebūtina cutint ir trint. Gerai, tai čia yra basicai, ką mes čia galime daryti. Dabar pereikime prie šiek tiek dešinės šitos pusės. Tai jeigu mes nueiname į video, kurį mes čia turime ir matom, kad čia niekas nesikeičia dėl to, kad mes nesam nieko pažymėję. Jeigu mes pažymim tą video, po kurio mes esame, atsiranda štai tokie dalykai. Čia yra video, audio, greit, animacija, viską mes čia taisysim. Tai jeigu norim, CapCut'as ką labai patogiai padaro, mums duoda visus šitus, kaip matot, baltus tokius aplinkui. Ir mes čia galime mažinti ekraną, galime slankiot, kur tik tais norim, galim didinti ir panašiai. Ir netgi mes turim autosnappingą, kad vidury galėtų, pavyzdžiui, būti ekranas. Tai visa, iš esmės, ką mes čia padarėm, yra čia viskas valdoma, bet tuo pačiu CapCut'as, sakau, labai gerai ką padaro, yra, kad mes galime ranka tiesiog spaust, laikyti ir valdyti čia, kaip mes norime. Ir iš to gali atsirasti labai visokių smagių su keyframe'ais dalykų, kad, pavyzdžiui, mes galime padaryti, kad viskas prasidėtų nuo, tarkim, mažo frame'o, nueiti keletą frame'ų į priekį ir tada padidinti. Ir jeigu pasižiūrėsime atgal, tai tiesiog video atrodys štai taip, kaip mes tiesiog didinsim. Štai čia atsirado du tokie frame'ai ir apie tai padarysiu visiškai kitą video, nes čia labai daug ką galima kalbėti. Bet, žodžiu, čia galima pradėti daryti visokius tokius smagius dalykus. Jeigu norit, matot, kad kažką ne taip padarėt ar norit viską pakeisti, spaudžiam šitą mygtuką reset, viskas atsiranda taip pat, kaip buvo. Tai čia mes realiai visą tai ir darom. Mes movinam around mūsų video, viską keitinėjam, poziciją, rotaciją, darome tiesiog, ką norime su šito video. Tada čia visokie yra, galime backgroundus removint, galima maskus uždėti, tai čia labai yra toksai galingas tūlas, kur mes jo galime uždėti maską, daryti kaip norim, rutuliuką, kvadratą, visą kitą. Tikrai daug efektų galima su šitu padaryti. Irgi, jeigu bus įdomu, padarysiu atskirą video apie tai, nes tai yra visai sunku, bet to pačiu ir labai galingas tūlsas. Ir taip pat čia galima, jeigu filmuojat kažkokį žmogų, galite viską čia padaryti, kad atpažintų jūsų odą, veidą, akis ir panašiai. Tai va, čia toksai basic perbėgimas, taip pat čia su audio, tiesiog galima garsinti, tylint, padaryti fade in, tai čia reiškia, kad ateitų garsas iš tylaus į jau normalų garsą ir taip pat fade out pačiam gale klipo, kad tiesiog nutiltų.
ir tada čia jau Pro daug labai yra šitų, bet jų tikrai nereikia. Ir voice changeriai, nežinau, ar yra nemokamų, tai tiesiog reikia, jeigu norit, galima pasirinkti, kad vietoj to, kad kalbėtum paprastai, gali kalbėti žemai ar dar kažkaip. Čia galima išsibandyti, bet tikrai nebūtini tokie dalykai. Ir visa kita visai self-explanatory, greitis, tiesiog pagreitini, jeigu nori, dvigubai viskas greičiau vyksta, viskas vienu kartu galima ir lėtint ir panašiai. Tai čia tikrai nėra taip sunku. Animacijos, čia visai fainas dalykas, jeigu yra labai daug ir nemokamų animacijų, tiesiog jas paspaudus, mes matome, kas atsitiktų ir jau užsideda. Čia, kaip matote, tokia yra linija, kuri padaro, kad parodytų, kad užsideda čia kažkoks efektas. Tai va, kai mes paspaudžiam, čia visokių yra ir tikrai, nors jie pradžioje atrodo cheap kai kurie dalykai, bet jeigu juos padaryti teisingai, jie gali atrodyti tikrai labai prabangiai. Ir, pavyzdžiui, mes paspaudžiame šitą, pažiūrim, kaip atrodo ir galime, pavyzdžiui, pailginti efektą. Taip pat galime ir patrumpinti efektą, jeigu norim, kad jisai truktų labai trumpai. Ir čia galima rinktis, tai su Pro tikrai žymiai bus daugiau efektų, bet jų tikrai nereikia, nemeluokim, čia galime naudoti visus nemokamus. Tai tiek yra ir in, tai reiškia, kai ateina video, tiek efektų yra ir out efektų, kur tiesiog mes jau pačioj pabaigos ekrano naudojam tiesiog šitus. Tai labai dažnai, kokią aš naudoju, yra pats vienas iš paprasčiausių, yra tiesiog fade out. Ir tiesiog užsigesina ekranas, galima pailginti šitą efektą ir tiesiog jisai po truputį užsigesina. Ir taip pat yra combo efektų, kai jie eina realiai per visą, pavyzdžiui, video. Tai galima pažiūrėti, va, net nereikia pačiam daryti šitų dalykų, jie tiesiog įeina ir išeina. Tai tiesiog visai įdomių tokių animacijų, čia galima tiesiog sėdėti ir žaisti šitą ir žiūrėti, kaip čia viskas gaunasi. Ir taip pat, jeigu nueisim į adjustmentus, čia matysim, kad auto adjustment, jeigu norite, reikės Pro, bet patys galite tikrai tiesiog sėdėti ir nueinam į belenkokį čia, vat, ir galime žiūrėti, kad galima padaryti mėlyniau, geltoniau, žaliau ir panašiai, čia viskas su spalvom galima žaisti, tikrai irgi galima bus padaryti, jeigu ką atskirą video apie tai, saturaciją mažinti, viskas, ką galima padaryti ant visokių Photoshopų, Lightroomų ir panašiai, čia galima irgi daryti ir tai labai galima paprastai daryti. Tokiai programai, kuri yra visiškai nemokama, čia yra tikrai labai daug dalykų, kuriuos galima daryti. Tai tiek bus apie paprastą tiesiog CapCut'o susipažinimą. Ką darysime po to, norėčiau iš tikrųjų jūsų klausti, kokius jūs turit klausimus, galbūt ką mes galėtume padaryti, yra kažkokie video, kurie vyksta YouTube'ai ir aš galėčiau juos perkurti, arba tiesiog parodyti kažkokius efektus. Taip pat norėčiau, žinau, kad daugam būna įdomu, kaip naudotis šitais keyframe'ais ir kaip padaryti, kad jie būtų gražesni ir geresni, tai būtinai ir tokį video padarysiu. Taip pat laukit ir iš DaVinci video, jeigu jums rūpi rimtesnis visas video editinimas, montavimas, tai bus ir apie DaVinci video, apie Fusioną ir panašiai. Bet iš CapCut'o tikrai labai daug galima padaryti ir populiarių reelsų ir pradėti montuoti kitiem youtuberiam ir užsidirbti iš to pinigų ir realiai kažką padaryti gero. Tad rašykite klausimus arba video tiesiog idėjas, kurių norite, jeigu kažkas tiesiog jums yra įdomu, ir tada susitiksime kitame video. Ačiū, kad žiūrėjot, galite pasubscribinti ir nepraleiskite kitų video.